Taigi sveiki, čia mano anglų kalbos mokymai ir šiandien mes paimsime 4 pamoką mano šeima. Pamokos tikslai – išsiaiškinti žodžius, kurie yra būtini, pasakojant apie savo šeimą, pasiklausyti kelis pavyzdžius ir atlikti kelias užduotis. Nauji žodžiai – brother, brolis, child, vaikas. O jeigu norime pasakyti vaikai, tai tiesiog pridedame ren ir gaunate children. Cousin, pusbrolis, pusseserė, daughter, duktė, family, šeima, father, tėvas, grandfather, senelis, grandmother, močiutė, grandparents, seneliai, mother, mama, parents, tėvai, sister, sesuo, son, sūnus. Ir dabar paklausykime to pavyzdžio, kaip Hana apibūdina savo šeimą, tiksliau sako, ką jinai turi ir ko neturi. I live with my mother and my father and my 2 brothers. They are called Owen and David. Owen is 20 and he's at university. David is 16 and he's at school. Like me, I have 2 grandmothers and 1 grandfather. My other grandfather is dead. I have 1 uncle and 1 aunt. My aunt Janet is my mother's sister. They have 2 daughters. Rosa is 10 and Gemma is 14, like me. They are my cousins. Taigi paklausime, kaip ką jinai sako apie savo šeimą. Dabar vėlgi, kaip visada, aš perskaitau sakinį arba kažkokią frazę ir jūs tiesiog pakartot. I live with my mother and my father and my 2 brothers. They are called Owen and David. Owen is 20 and he's at university. David is 16 and he's at school, like me. I have 2 grandmothers and 1 grandfather. My other grandfather is dead. I have 1 uncle and 1 aunt. They have 2 daughters. Rosa is 10 and Gemma is 14, like me. They are my cousins. Vėlgi tiesiog mother, father, brothers, grandmothers, grandfather, uncle, aunt, reikia sakyti aunt, o ne aunt, nes aunt yra skruzdėlė. Ir nenorite, manau, turėti paskui nesklandumų, kad jūs pasakėte, kad aš turiu skruzdėlę polę, o ne tetą polę. Aunt, ne aunt. Daughters, cousins. Tęskime dabar pirmasis praktinis darbas. Pažiūrėję į Hanos genealoginį medį, pasakykite, kas Hanai yra šie žmonės. Taigi dabar turėsime surasti, kas jai yra Stephen. Stephen. Štai čia, ne? Ir Hana yra čia. Tai tada taip išeina, kad Stephenas yra jos tėvas. Ir rašom father. Tėvas. Mary and George. Mary and George.
Tai yra jos tėvo arba mamos mamos mama ir tėvas. Mamos tėvai, jos mamos tėvai arba tėvo, nežinau iš kur. Taigi jos grandfather ir grandmother. Ir kaip mes vadiname juos abudu? Grandparents. Tiesiog, jeigu paprasti tėvai, tai bus father, pavyzdžiui, tėvas bus father, tai grandfather. Ne, tipo, senas tėvas arba didelis tėvas. Grandparents. Čia priklauso turbūt nuo akcentų, amerikietiško ir angliško parents ar parents. Davidas. Toj pačioj eilėj brolis, aišku, bus. Brother. Rosa and Gemma. Rosa ir Gemma. Va. Čia turbūt labai aiškiai prisiminsim ir iš pasakojimų, kad Rosa is 10 and Gemma is 14, like me. They are my cousins. Tai tiesiog cousins. Martin. Va. Tai yra jos puseserių mama, tėvas, atsiprašau. Martina. Tėvas tai bus, kaip mes jį vadinam, uncle, dėdė. Žaneta. Yra jos antytė. Ir vėl ne aunt, but aunt. Jau geriau aunt pasakysit, nei aunt. Suzana yra jos mošutė. Grandmother. Yra trumpinys ir labai daug kas jį naudoja grandma. Aš nežinau kaip prašosi, bet grandma sakos tiesiog. Bet parašykim oficialiai, kadangi jau mokau anglų kalbą. Oficialiai. Ir Žuly yra jos mama. Mommy, mom galima. Papa. Priklauso kaip kas žiūri. Dabar mes turime sakinius ir turime du pasirinkimus. Is, is. Ir reikia tiesiog pasirinkti gerąją to be formą. Nes visi šitie is, are, am yra padaryti iš to be. Būti. M tai yra esu. Is yra. A tai yra daugiskaita yra. Nu vienu žodžiu. My brother Owen at university. Ir dabar kaip mes išsiaiškinsime brolis, jisai yra vienas. Ir sakykim I am yra viena skaita. Ir it is yra viena skaita. Are yra vienintelė čia daugiskaita. Tai arba am, arba is. Kadangi yra is, tai tiesiog is. At university. My brother Owen is at university. I, the only daughter in my family. Dabar bus sudėtingiau, nes abudu yra viena skaita is ir am. Tačiau I am yra. I am. Vis tik su I yra am. You am, we am,
viskas nesąmonė yra, gryniausias šlamštas, tai tiesiog. Tada Gemma are the same age as me. Vėlgi, atsiprašau, nepatogumai. Gemma is arba are. Is yra viena skaita, are yra daugiskaita. Taigi, jeigu Gemma, viena Gemma, Gemmas, tai bus is. Her name is arba am Rosa. Taisyklė I am arba klausimas am I. Tada, jeigu am iškrenta, lieka tik is. Her name is Rosa. Ir čia viskas pasinaikina, ką mes mokėmės praeitą pamoką apie present simple laiką. Rosa is her name. Tai būtų labai šekspyriškai pasakyta ir tikrai nemanau, kad kažkas to be or not to be, to die or not to die kalbėtų viešai. Na, aišku, kažinu. Vienu žodžiu. Rosa is her name, nesako niekas. Her name is Rosa. We are family arba we is family. Is yra viena skaita, are yra daugiskaita. Are family. We, nes mes. They, daugiskaita. Here, are is my grandparents. Is yra viena skaita, are yra daugiskaita. Puiku. I have. Dabar čia sudėtingas sakinys, aš galiu daug ką turėti. Nors neturiu. I have a mother, father, two grandmothers. Ai, dar prisiminiau, kai kas vadina grandmoms. Grandmoms. Sunku ištart. One grandfather. Two aunts. Here one uncle. Ta-da! My mother's name is Censored. Aš toks žiaurus nebūsiu. Ne, ką aš padariau. Nu, vienu žodžiu. I have a mother, a father. Ir vienu žodžiu. My mother's name is Ramune. Daisy. I live with my mother. Londone. Pasibaigė pamoka. Jeigu nesupratote šios pamokos, pabandykime kartu mielai. Padedu naudojant Skype'ą arba Google Hangout'ą. Tik būtinai prieš susisakant pamoką susisiekite su manimi šiuo gmailu. Anglų kalbos mokymai 1, nepamirškite 1, @gmail.com ir susimatysime. Viso.